Nežinau, ar kam nors kyla klausimas, reikia ar nereikia pašalinti žolę iš vaiskrūmių ir vaismedžių šaknų zonos. Bet man toks klausimas nekilo. Visada po vaiskrūmiais ir po jaunais vaismedžiais aš sutvarkau žemę. Tai yra, pašalinu velėną ir užmulčiuoju. Žolė yra labai stiprus konkurentas kitiems augalams. Ji pirmoji pasisavina drėgmę ir maisto medžiagas iš viršutinio dirvos sluoksnio. Mulčiuoti gal ir nebūtina, bet užmulčiuoji tam, kad mažiau augtų žolė ir būtų mažiau ravėjimo aplink augalus. Be to mulčias padeda ilgiau išlaikyti drėgmę ir yra natūrali trąša. Kai papildomai tręšiam, mes netręšiam žolės ir visos maistinės medžiagos atitenka mūsų augintiniui. Kaip gerai beužmulčiuotume, žolė per vasarą paauga ir ima brautis į tą teritoriją, kuri buvo atskirta augalo šaknų zonai. Todėl kartas nuo karto šitą teritoriją reikia vėl atlaisvinti ir pašalinti žolę. Tai reikėtų padaryti bent 2 kartus per sezoną. Prisipažinsiu, aš dažnai šį darbą atidedu, nes visada atsiranda kitų, mano nuomonė, svarbesnių darbų. Todėl, kai tenka tvarkyti jau smarkiai žole apaugusius krūmus, dėl to pasigailiu ir savęs klausiu, kodėl aš to nepadariau anksčiau. Gerai tai, kad šis darbas nereikalauja skubos. Jį galim atlikti tuomet, kai turim daugiau laiko ir dar gerai yra tai, kad nebūtina visko padaryti iš karto. Kaip tik dabar aš tuo ir užsiimu. Sausmedžius jau sutvarkiau, jų anksčiau nuo žolės išvalyta zona buvo gerokai mažesnė, nes buvo mažesni patys augalai. Jauniems augalams daroma nedidelė zona, vėliau augalui augant ji plečiama. Todėl dabar padariau didesnį plotą be žolės. Šiek tiek patręšiau, aišku, su minimaliu azoto kiekiu, nes sausmedžiai anksti baigė vegetaciją ir jau ruošiasi žiemai. Sausmedžių apačios jau sutvarkytos, todėl perėjau ir dabar tvarkau šilauogių apačias. Va čia vienos jau sutvarkiau, irgi praplėčiau gerokai. Užmulčiavau. Naudoju tam štai tokį įrankį. Tai yra vejos atkirtėjas. Šitą įrankį aš labai gerai eksploatuoju gėlyno pakraštį sutvarkyti. Štai yra toks didžiulis gėlyno pakraštys, kurį aš tvarkau būtent šito įrankio pagalba. Naudojimui labai patogus. Tokia vat keista forma, bet yra gana aštrus ir labai gerai atkerta veją. Tai vat pereinu su šitu įrankiu aplink visą krūmą ir tuomet va tokio įrankio pagalba labai lengvai išimu velėną ir nupurtau žemes ir tokiu būdu ratas man išdidėja. Jaunesniems vaismedžiams taip pat sutvarkydavau šaknų zoną, bet pernai to nepadariau ir žolė visai užžėlė. Dabar matosi šiek tiek, kur buvo nuimta velėna. Ir šios velėnos aš dabar jau nebenuiminėsiu, bet tiesiog užmulčiuosiu žolę aplinkui. Uždėsiu pakankamą sluoksnį, kad žolė po mulčių nebegalėtų augti. Galima dar padėti iš pradžių kartono, vėliau tik tais dėti žolę, o jau paskui rudenį, o gal net pavasarį, jau apnykusią tą velėną, jei reikės pašalinsiu ir toliau mulčiuosiu. Vaismedžiams velėnos pašalinimas iš šaknų zonos nėra taip jau labai stipriai reikalingas, nes jų šaknis galingesnės ir gilesnės, o štai paviršinės šaknis turintiems vaiskrūmiams tai yra labai svarbu.
Be to, nepamirškim, kad pjauti žolę aplink sutvarkytus augalus daug paprasčiau ir nerizikuojame jų sužeisti. Jeigu šaknų zona išvaloma nuo žolės ir paliekama nemulčiuota, augalui teks skirti daugiau dėmesio. Esu mačiusi ir tokių pavyzdžių, kai labai dideliems augalams yra atlaisvinamas po jais esantis plotas nuo bet kokios žalumos ir nemulčiuojama. Tai atrodo gana įspūdingai, bet atsiranda papildomų problemų. Jei žemė niekuo neuždengta, saulė ir vėjas greitai išgarina drėgmę. Karštomis vasaros dienomis paviršius gali stipriai įkaisti, o tai nėra palanku paviršinėms šaknims. Stiprus lietus gali išplauti smulkias dirvos daleles ir maisto medžiagas. Be to, pliką žemę tenka nuolat ravėti. Tai labai aktualu yra ir dekoratyviniams augalams. Jeigu jūs įsigijote gražų medelį ar krūmelį ir ypatingai jeigu tas augaliukas yra dar nedidelis, o jūs jį norite pasodinti vejoje, atviroje vietoje, atlaisvinkit pakankamai vietos jam nuo žolės, nuo vejos, kad jisai galėtų gerai sėkmingai šaknydytis ir kad tos maisto medžiagos, kuriomis jūs jį rūpestingai maitinsite ateityje, netitiktų žoliai, o atitektų būtent jam. Tas pats pasakytina ir apie gyvatvorės. Ne veltui gyvatvorę sodinti siūloma ne į atskiras duobes, bet į tranšėją. Iškasus tranšėją mes pašalinam velėną ir tokiu būdu tie augaliukai, kurie vėliau mums sudarys mūsų gyvatvorę, galės geriau vystytis. Ir taip pat ten po to galima puikiai mulčiuoti, jeigu matote tam poreikį. Gali iškilti klausimas, kodėl mes tai darome, juk gamtoje niekas velėnos nenuiminėja ir augalai puikiausiai jaučiasi. Taip, bet gamtoje niekas nesitiki gausaus derliaus. Niekas negeni. Niekas nesiekia, kad augalai augtų kuo sparčiau. Nuimti ar nenuimti velėną sprendimą priimam kiekvienas pagal savo poreikius ir įsitikinimus. Seniems, gerai įsitvirtinusiems medžiams žolės konkurencija paprastai daro mažesnę įtaką, nors ir jiems mulčiuota šaknų zona dažnai išlieka naudinga.